Atvėrėme gūdžiausio ir tamsiausio metų mėnesio lapkričio duris, už kurių vien lietūs ir vėjai ūžauja. Iki pirmojo sniego taip ir naršysime sutemose. Sveiki, mėly ignaliniečiai, jūs žiūrite Ignalinos televizijos sekmadienio laidą. Pristatau pirmąjį jo siužetą. Prieš keletą savaičių netoli Ignalinos pradėjęs veikti privatus aerodromas, dabar jau dirba visų tempų. Savaitgaliais čia galima šokinėti su parašiutu, pažvelgti į žemę iš paukščio skrydžio, bei pasimėgauti kitomis gyvenimo būdui priskirtinomis pramogomis. 10 km į pietus nuo Ignalinos miesto centro įsikūręs uždarajai akciniai bendrovės skraidybos mokymo centrui priklausantis privatus aerodromas oficialiai savo veiklą pradėjo šių metų spalio 1. Žinoma, kol kas aerodromas visų pajėgumų dar neveikia, tačiau veiksmas čia jau vyksta. Na, o apie tai, kokįgi iš tikrųjų objektą turėsime Ignalinos pašonėje, kalbėjome su šio mums tikrai dar neįprasto verslo objekto savininku Rimvydu Maciulevičiumi. Jo iš pradžių tiesiai šviesiai paklausėme, kas čia bus. Aš visada noriu kartuoti, kad atėjimas aviacijos tai ne vien tik tai skraidymai, bet atėjimas ir atitinkamai ir kultūros atėjimas. Todėl, kad norisi, kad mūsų skrydžiai kilsteltų vis dėlto ypatingai vaikuose, kilsteltų svajonę, atvertų galimybę žmonėm galvoti apie ateitį ir fantazuoti. Ir aš manau, kad vien tas, kokie čia gražūs lėktuvai ir kokie čia susirenka šaunų žmonės, netgi atvažiavusiam žiūrovui jau atitinkamas mintis kelia, todėl kad nuo nesiskutusių arba nuo girtuoklių arba nuo kitų tokio plauko veikėjų tikrai džiugios mintys nelenda į galvą. Tai aš manau, kad šitam regionui, kadangi šitą regioną mes galim įvardinti aiškiai kaip rojų, dėl gamtos, dėl nuostabių ežerų, tarp kitko labai nuostabių žmonių, kur ačiū Dievui dar ant kurių pečių ir laikosi šis rajonas. Taip, atėjimas aviacijos yra vienas tik tai iš tokių nedidelių priedų ir tų galimybių atsiradimas žmonėm, jaunimui, ne tik jaunimui, pažvelgti, taip sakant, iš viršaus į tas problemas, kurios ant žemės. O kai iš viršaus žvelgi, pažiūrėk, kad atrodo tos žemiškos problemos netokios jos yra ir gilios. Panašu, kad šis naujasis šalia Ignalinos per labai trumpą laiką atsiradęs objektas ateityje taps tikrų svajoti ir išbandyti save mėgstančių žmonių traukos centru. Tačiau iš aerodromo savininko norėjosi išgirsti ir kokias tiksliai paslaugas čia bus galima gauti. Tiesa, ponas Rimvydas patikslino, jog tai, ką žmonės gaus Ignalinos aerodrome, bus ne visai paslaugos, bet jų bus tikrai daug. Mes deklaruojam ir viską darom, kad čia būtų parašiutinis klubas, parašiutinis centras ir nebijom tų žodžių, norim, kad tai būtų centrinis mūsų visos Lietuvos ir Pabaltijo centras. Tai dėl to statomi tokie pastatai, dėl to yra ir galvojama apie aukšto lygio servisą, todėl kad žmonės jau to pradėjo ilgėtis. Ne vien tik atvažiuoja, iššoka, išvažiuoja su parašiutu, bet norisi, kad jie čia sugrįžtų, kad atvažiuotų su šeimom, kad jie norėtų čia atvažiuoti ne tik parašiutininkai, bet ir šeimos nariai atrastų čia užsiėmimą. Labai norisi, kad čia būtų atidaryta jaunų sklandytojų mokykla, kur mūsų Lietuva turi vienintelė šalis pasaulyje ilgą istoriją mokymo vaikų nuo 9 metų skraidyti, net varžybas daro, yra tinklas tokių mokyklų. Norintys paskraidyti tiesiog, pasižiūrėti, kaip atrodo šitas kraštas, visas galimybės turi. Mes turim dabar 2 lėktuvus. Vienas yra G8 Airvan australų gamybos, kitas yra MD3 Raideris 2 vietų, specialiai tam, kad galėtumėm apskristi ir parodyti šitą kraštą. Žmonės kartais sako, aš ką, žinau šitą kraštą, aš mačiau, bet iš viršaus jisai visiškai kitoks atrodo. Tai tokie kol kas yra tokie planai, bet norisi, kad čia veiktų ir techninės kūrybos, kažkoks atsirastų tiksliau židinys, kad jaunimas, mokyklų mokiniai ir ne tik mokyklų, bet ir tiesiog jaunimas, kuris galvoja apie aviaciją, save galėtų patikrinti. Antras dalykas,
kad mes galim labai sėkmingai dirbti su gamtosaugininkais. Todėl, kad su nacionaliniu parku, tą, ką jie pamato valandamas važinėdami keliais, tai jie nemato net 50%. Ką galėtų pamatyti iš oro, sakysim, per skrydžio pusvalandį ir valandą. Todėl čia pritaikymas aviacijos, kada jinai yra šalia, yra nemažos galimybės yra. Ir policijai, pavyzdžiui, ieškant dingusių automobilių, mes dažnai matom, kažkur stovi automobilis, nuvarytas aiškiai, vieną dieną, antrą dieną, ir ko jisai ten gali stovėti kažkokiam pelkynė. Aišku, kad įtartina darosi. Arba amžina problema pas mus Lietuvoje tapę gaisrai, kur deginama žolė. Tai gaisrininkai gali iš karto praskridę valandą aplink rajoną matyti, kur kyla, ir gelbėti, padėti tik pačioj pradžioj, kada jau prasidėjo gaisras, o ne tada, kada jisai įsiplieskė. Tai vat, pritaikymo čia gali daug būti ir jisai dirbama ir bus dirbamas. Pasak aerodromo savininko pono Rimvydo, su konkrečiomis mūsų rajono tarnybomis dėl bendrų darbų tariamasi jau dabar. Visai gali būti, kad netrukus mūsų miškininkams, ugniagesiams ar policininkams į pagalbą ateis ir aviatoriai. Kalbant apie aerodromo paslaugas privatiems asmenims, buvo įdomu sužinoti ir kiek tie prisilietimo prie dangaus malonumai kainuoja. Pasirodo, tikrai netiek jau ir nesuvokiamai daug. Savaitgalis geram restorane ar pasiskraidymas yra brangesnė pramoga? Aš manau, kad jau pasidarė restorane kokiais 3 kartus brangesnė pramoga. Todėl, kad čia, pavyzdžiui, parašiutininkas, kuris turi licenciją, jam kainuoja šuolis 50 litų. Kaip ir visoje Lietuvoje. Čia kaip ir kituose klubuose, kurie šokinėja su parašiutais. Paskraidymai irgi priklauso nuo laiko, irgi maždaug tokios kainos. Taip, kad pagalvokim, kiek kas kur kainuoja ir ką kur gauni, aš manau, kad tikrai čia nebus ta problema. Aišku, jūs ką tik paminėjot, kad nelabai tas, lyg tai man klausimas patinka. Man visai tas klausimas normalus, bet aš labai norėčiau, kad galėčiau pasakyti, ne, jūs ateikit kaip ir senais laikais, tik norėkit, skraidykit dykai. Čia jokių nebus problemų, dėja. Kainuoja degalai, kainuoja lėktuvai, kainuoja užmokestis žmonėm, kurie skraidina pilotam. Ir dar vieno dalyko nepamirškim, kad viskas, kas čia dirba, tai yra kas pastatyta, ir lėktuvai, ir angarai, ir namai, viskas reiškia, visas finansavimas vyksta per Vilniaus banko leasingą. Reikia atidirbti tos pinigus. Taip, kad čia yra, šitas klausimas tai tikrai nelabai malonus, kadangi jis visą laiką kažkur ten už nugaros stovi. Bet aš manau, kad mes taip įsisukinėjom ir praktiškai liekam vienintelį dabar Lietuvoje, kurie deklaruojam, kad dirbsim žiemą ir vasarą. Žiemą mes dirbti planuojam penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, arba bent jau šeštadienį, sekmadienį, žiūrėsim, kaip čia tie orai bus. O vasarą tai beveik kiekvieną dieną. Sakau, beveik, gal pirmadieniais tikrai nedirbsiu. Na, ir kur galima būtų daugiau informacijos dabar ar ateityje rasti apie aerodromą ir jo teikiamas gyvenimo būdo paslaugą? Taip, gerą formuluotę atradom, gyvenimo būdo. Tai dabar ruošiamas internetinis puslapis, kur galima bus rasti tą informaciją. O taip yra telefonas 8604 15522 ir aš mielai atsakinėsiu jūsų visus klausimus, pageidavimus ir norus. Praėjęs savaitgalis jau buvo antras, kai Ignalinos rajone esančiame naujajame aerodrome iš dangaus leidosi parašiutininkai. Pasak šio objekto savininko, aerodromas yra pilnai sertifikuotas, o šokinėti čia galima net iš 4 km aukščio. Dar šią žiemą čia ketinama surengti ir pirmasias parašiutininkų varžybas, kuriuose tikimasi sulaukti dalyvių iš visos Lietuvos bei kaimyninių valstybių. Tie, kas žiūrėdama šį reportažą susigundė galimybę nors truputį pakilti virš žemės, patarėme per daug nedvejoti ir šią galimybę būtinai pasinaudoti. Juk vieta, kur patyrę žmonės gali padėti prisiliesti prie dangaus, dabar jau čia pat, vos keli kilometrai nuo Ignalinos.
Ar visi žinote, kaip ir ką daro ir veikia policijos pareigūnai? Tam, kad bent iš dalies pajustumėte policininkų darbo ypatumus, paskutinio spalio šeštadienio vakarą praleidoma kartu su jais. Norint pažinti vienos ar kitos profesijos subtilybės, reikia pabandyti tame darbe paplušėti pačiam. Deja, policijos pareigūnų gali būti ne kiekvienas iš mūsų. Tam reikia drąsos, fizinės jėgos, žinių ir visokių kitokių gerų savybių. Žinoma, reikia dar ir būti baigusiam atitinkamus mokslus. Turbūt paprasčiausias būdas prisiliesti prie pareigūnų kasdienybės, tiesiog jų darbo metu kartu praleisti kelias valandas. Tad paskutinio spalio mėnesio šeštadienio vakarą kartu su policijos pareigūnais Kazimieru Leleika bei Jelena Špakova sėdome į jų Škoda Felicia ir pirminį reidą. Įvykiams užbėgant už akių reikia paminėti, jog kartu su mumis tą vakarą rajono keliais bei miestelių gatvėmis važinėjosi ir dar vienas Laimio Vaiskaus ir Juozo Rudzinskio ekipažas. Vos tik pajudame iš Ignalinos policijos komisariato kiemo, per tarnybinę radio stotį iš kolegų jau girdime pranešimą. Geležinkelio gatvėje sustabdytas neblaivus vairuotojas. Kai atskubame į įvykio vietą, Girminiuose gyvenančio 50-mečio vyriškio Opel Vectra jau niekur nevažiuoja, o jam pareigūnams tenka aiškintis, kaip čia nutiko, kad išgėrė sumanė dar ir pasivažinėti. Į alkoholio matuoklį kelių eismo taisyklių pažeidėjas pripučia nedaug, vos pusę su trupučiu promilės. Tačiau šiandien jis jau tikrai niekur daugiau nebevažiuos. O ir šį šeštadienio vakarą Opelio vairuotojas prisimins dar ilgai. Mažų mažiausiai jam teks gerai pakrapštyti savo piniginę. Išsiaiškinę su neblaiviu vairuotoju, judame toliau. Apsukame ratą juodžiausiame Ignalinos policininkų darbo taške – autobusų stotyje. Tačiau nieko įtartino čia nepastebėję, vykstame link Dūkšto, kur pagal vakaro darbo planą numatyta patikrinti dar kelių vairuotojų blaivumą. Tačiau vos tik išvažiavus iš miesto ribų tenka sustoti. Tikėdamasis, jog pavėžėsime, mūsų stabdo gerokai įkaušęs jaunuolis. Užmiestėje ėjęs priešingą nei leidžiamą kelio pusę ir žinoma be jokio atšvaito. Taip elgtis kelių eismo taisyklės draudžia. Pasakykit, kur jūsų atšvaitas? Mano? Taip. Aš nežinau, neturiu. Neturit? A kodėl neturit? Nežinau, neišdavė niekas. Neišdavė? A, tai žino tokį dalykų, kad reikia nusipirkti. Nu, šitą nežinau. Tamsoje einant iš vis nesimato. Tamsiais rūbais apsirengęs. Nu, tai jau šiai tamsiais. Kelnės kamufliažinės turi Tai matyti. kas? Kelnės net spindžia. Kaip nespindžia. Net spindė iš šviesos. Nu, atsiprašau, kitą kartą nusipirksiu. Į kurio pusę einat? Kaip? Nu, kad stabdau mašinas, tai šitą pusę turiu. Tai va, dabar ponas, pavažiuosime komisariatą, čia netoli Ignalinas, jums bus surašytas protokolas ir duotas atšvaitas. Nustebusiai ir neįtin patenkintą jaunuolį palydime į policijos komisariatą, o palikę jį aiškinti su budėtojais, bandome važiuoti į paskirties tašką. Tačiau ir dabar tą padaryti pavyksta ne iš karto. Likus keliems kilometrams iki Dūkšto, beveik toje pačioje vietoje, kur prieš metus po automobilio ratai žuvo pėstysis, sutinkame kelkraščiui žingsniuojančią linksmą kompaniją. Savaime suprantama, be jokių atšvaitų. Vėl sustojame ir vėl aiškinamės. Nenorėdami per daug konfliktuoti, policininkai naktį baltoms įteikia atšvaitus, tačiau mums dar tenka išklausyti gana ilgą kažkuo nepatenkintos moteriškės pamokslą. Jo, man nereikia įsiblaivyti, čia jūs du stradajate. Pamatė 3 žmonės, čia vienu numušė, tai galvojat, ar nustabdyt galit, jo? Be manystė akių, o Jėzų kaip vaikštą. Rašykit jūs, ko nori. Tegu rodo, man tas pats. Nu ko turint būti šventi? Lemba, nu tai vienu žmogų numušė, atleistų man. Kabinas. Iškart kabinas. Tai gerai, jeigu aš neturiu, kada man nuveit Dūkštant, dar maistą nusipirkti. Aš susistabdau lavką. Ateis kalonimu, tai atleiskit man. Veškit, gerai, jeigu norit veškit. Nelieskit jūs, jos tai, kad nusprendžia. Gerai, pobana. Tu išnyksi kaip sapnas, užimyl su tavi, mano meila pražus. Tu išnyksi kaip sapnas, užimyl su tavi, mano meila pražus. Iš
Išklausę sunkiai suprantamą monologą, pareigūnai visus 4 kelių eismo taisyklių pažeidėjus apdalina tamsiu paros metu užmiestyje tiesiog būtinais atšvaitais. Palinkime gero kelio ir atsisveikinę su naktinė kompanija vykstame į Dūkštą. Prie vienos šio miestelio parduotuvių, kurį laiką mūsų bendrakeleiviai policininkai Jelena ir Kazimieras stabdo visus iš eilės automobilius. Vykdoma kompleksinė akcija Girti, kurios metu tikrinami vairuotojų dokumentai bei blaivumas. Po gero pusvalandžio prie pareigūnų priėjęs šiek tiek įkaušęs jaunuolis žinovo balsu praneša, jog mums čia nebėra ko veikti. Esą visi Dūkšto vairuotojai jau vieni kitiems pranešė, jog miestelyje stovi policijos ekipažas. Kiek netikėtai mums jaunuolio žodžius patvirtina ir patys policininkai. Pasak pareigūnės Jelenos Špakovos, šiais mobiliųjų komunikacijų laikais ilgiau kaip pusvalandį vienoje vietoje stovėti tikrai neapsimoka. Vėl sėdami į automobilį ir judame link Kaniūkų. Nors šokiai šį vakar čia nevyksta, tačiau prie alkoholiu prekiaujančios vietinės degalinės eismas gana intensyvus. Policininkai patikrina pirmą pasitaikiusį automobilį ir vėl grubus kelių eismo taisyklių pažeidimas. Pilnas savo tėvuko golfą draugų prisisodinės jaunuolis, pasirodo, važinėjasi be teisių. Pažeidėjai surašomas protokolas, o kai Kaniūkų jaunuoliai pagaliau suranda pažįstamą vairuotoją su teisėmis, kompanijai policininkai palinki daugiau taip kvailai nesivažinėti. Tiesa, čia dar vienas pastebėjimas. Kol pareigūnas Kazimieras rašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, jam bent keletą kartų skambino policijoje dirbantys pažeidėjo draugai. Ko jie prašė, aišku ir be žodžių. Tačiau pareigūno atsakymas kolegoms buvo trumpas. Nieko negaliu padėti, protokolas jau surašytas. Vėliau Kaniūkuose stabtelime dar sykį. Šįsyk pareigūnams už akies užkliūna, be atšvaitų neapšviestų kelkraščių einanti jauna šeima. Čia viskas įsisprendžia labai taikiai ir gražiai. Policininkai visus šeimos narius apdalina atšvaitais, o Kaniūkų gyventojai atsiprašo ir pažadėję daugiau taip neatsakingai nerizikuoti savo ir vaiko gyvybę, toliau nukeliauja jau būdami matomi ir saugus. Kol sukinėjamės Dūkšto apylinkėse, iš kolegų tuo metu budėjusių Rimšėje gauname dar vieną pranešimą. Sulaikytas be jokių dokumentų automobilį vairavęs gerokai įkaušęs Rusijos pilietis. Tikrai sunkiai suvokiama, kaip svetimoje valstybėje galima važinėtis be jokių dokumentų ir dar girtam. Tačiau pasirodo esama ir tokių nuotykių mėgėjų. Jam be abejo surašomas protokolas, o pats kelių eismo taisyklių pažeidėjas vėliau nugabenamas aiškintis į policijos komisariatą. Faktas, kad Rusijos piliečių girti pasivažinėjimai Lietuvoje dabar kainuos tikrai ne 1 000 litų. Kai laikrodžio rodyklė jau nusisuka link 10 vakaro, pasitelkę į pagalbą pareigūnų Sonatos Veličkaitės ir Aldo Butnoriaus ekipažą, važiuojame pasidairyti į linkmenis. Ten vyksta šokiai. Nors apie tai, kad jaunimo šokių problemą reikia kažkaip spręsti, kalbėta paties įvairiausio lygio susitikimuose ir tikrai ne kartą, atvykę į linkmenis pamatome įprastą vaizdelį. Šokių salėje trypia vos keli jaunuoliai, o tikrasis veiksmas vyksta šalia kaimo seklyčios. Miestelio turgavietėje vyksta tikras balius, tad policininkai liepia viską greit susitvarkyti. Davai, šiukšlės surinkat staigiai. Давай, renk. Jeigu negeria tuščias stiklinės, Gerai. ta pusė irgi būtų gerai butelių surinkti. Surinkat viską, o dabar prie mūsų akių. Vietą gyvenat, vietą šiukšlinat, ta? Kas tu čia nori gyventi? Tuose pačiuose linkmenyse vienam jaunuoliui tenka su šokiais atsisveikinti. Už neįtin mandagų girtą elgesį su pareigūnais jam tenka keliauti į policijos komisariatą ir kas, kur ir kaip aiškintis jau ten. Paskutinis mūsų reide numatytas kelionės taškas – šokiai Ceikiniuose. Čia, pasak policijos pareigūnų, be muštynių beveik niekada neapsieinama. Neišimtis ir šis vakaras. Pakeliui į Ceikinius gauname pranešimą, jog ten ką tik įvyko rimtos muštynės, po kurių porai jaunuolių žaizdas teko lopytis ligoninės greitosios pagalbos skyriuje. Tiesa, atvykus į vietą, aistras randame jau aprimusias. Raminti tenka tik vieną pernelyg įkaušusį jaunuolį, kuris minėtose muštynėse greičiausiai net nedalyvavo. Dar kurį laiką pasidairius Ceikinių kaimo seklyčios prieigose, šokiai čia baigėsi ir kartu su pareigūnais grįžtame namo. Reidas, o kartu ir mūsų pasivažinėjimas su pareigūnais baigėsi. Žinoma, tik šįsyk, nes policininkas Kazimieras mus jau pakviečia į kitą pasivažinėjimą. Kada jis bus, tiksliai nežino nei jis, nei mes.
Tačiau, kad tokių pasivažinėjimų bus ir daugiau, tikrai faktas. Tad patarėme geriau savaitgaliais, o ir šiaip eilinę dieną policijos pareigūnams geriau neįkliūti. Juk pažeidę vienokias ar kitokias taisyklės, nemalonumų neišvengsite. O ir policijos pareigūnus tokiu atveju vėl apkrausite papildomais darbais. Nors jų ir taip policininkai turi į valias. Be to, bent jau mums po šio pasivažinėjimo pasidarė aišku, kad policijos pareigūnus ir jų darbą tikrai reikia gerbti. Labadiena. Informacija iš policijos komisariato. Per šią savaitę užregistruotos 3 nusikalstamos veikos. Vienas sukčiavimo atvejis, vienas kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimas, vienas mirties atvejis, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas, mirties priežasčiai nustatyti. Spalio 26 dieną gautas Naujasodžio kaimo gyventojas pranešimas, kad jį patikrinusi asmenės sąskaitos esančios akcinės bendrovės Hansa bankas likučio išrašą pastebėjo, kad iš jos asmeninės sąskaitos į kitas sąskaitas buvo pervesti pinigai. Padaryta bendra 6235 litų žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Spalio 26 dieną apie 16:30 minučių Dūkšto seniūnijoje Dūkštelių kaime Persvėto ežere rastas paskendusios 49 metų Utenos rajono gyventojos lavonas bei išorinių smurto žymių. Įtariama savižudybė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Avaringumo analizė. Avaringiausios vietos Ignalinos miestas, keliai Vilnius Švenčionys Zarasai, Ignalina Palūšė Kaltanėnai, Naujasis Daugeliškis Mažėnai. Avaringiausia savaitės diena sekmadienis, avaringiausias laikas nuo 15 iki 18 valandos. Per savaitę užregistruoti 5 eismo įvykiai. Sužeistas 1 žmogus. Visi eismo įvykiai įvyko dėl vairuotojų kaltės. 1 eismo įvykis įvyko dėl girto vairuotojo kaltės. Eismo įvykiai. Spalio 26 dieną Ignalinoje Geležinkelio gatvėje prie parduotuvės Danalta automobilių stovėjimo aikštelėje Kazokinės kaimo gyventojas, vairuodamas automobilį Audi Coupé, važiuodamas atbulinę eigą atsitrenkė į ignaliniečiui priklausantį automobilį Volkswagen Golf. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai, vairuotojai blaivūs. Spalio 29 dieną Ignalinoje Vasario 16 gatvėje 67 metų ignalinietė vairuodama automobilį Opel Vectra nesilaikė saugaus atstumo ir atsitrenkė į priekyje važiavusią automobilį Audi 80, vairuojama ignaliniečio. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai, vairuotojai blaivūs. Spalio 29 dieną Ignalinoje Taikos gatvėje prie parduotuvės Norfa automobilių stovėjimo aikštelėje 59 metų Kauno rajono gyventojai vairuodama automobilį Mitsubishi Monterey atbulinę eigą atsitrenkė į gale stovėjusį automobilį Mazda 323 priklausantį ignalinietei. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai, vairuotoja blaivi. Spalio 29 dieną apie 18:40 minučių Ignalinoje Statybininkų gatvėje automobilis Volkswagen Passat vairuojamas 36 metų ignaliniečio kliudė 26 metų ignalinietė ir sužalojo jai koją. Vairuotojas iš įvykio vietos pabėgo. Pažeidėjas rastas namuose girtas, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Per savaitę išaiškinti administraciniai teisės pažeidimai. 4 asmenys nubausti už girto pasirodymą viešoje vietoje. 2 asmenys už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimą. 1 asmuo už tabako gaminių pardavimo taisyklių pažeidimą. 1 asmuo už narkotinių medžiagų vartojimą. 1 asmuo už užsieniečių gyvenimo Lietuvos Respublikoje tvarkos pažeidimą. Per savaitę išaiškinti 24 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Išaiškinti 5 neblaivūs vairuotojai. 2 vairuotojai, kurie viršijo leistiną greitį. 3 vairuotojai, kurie vairavo neužsisegę saugos diržų. Už vairavimą esant neblaiviam Aurelijus Subačius gyvenantis Ignalinoje Atgimimo gatvėje nubaustas 1750 litų bauda ir jam atimta teisė vairuoti transporto priemonės 21 mėnesiui.
Dabar iki parduotuvėje su kortele iki premija 5% nuolaida visoms prekiams. Pasiūlymas galioja iki gruodžio 1 dienos. Iki čia verta sugrįžti kasdien. Aukštaitijoj sužydėjo visos gėlės, rožės, tulpės ir ambrozijos žiedai. Pasakykite, už ką mus vis dar myli ir kodėl nuoširdžiai ploja vakarai. Gal gerai, gal negerai, kad ambrozijos pamiršti negali. Gal gerai, gal negerai, kad mums 16, o mes vis su jumis. Šį rugsėjį suėjo 30 metų, kai Aukštaitijos nacionalinio parke dirba Bronius Šablevičius, dabar jis gamtos skyriaus vedėjas, gamtos mokslų daktaras, o tolimai 77-aisiais, sako, mokslinę karjerą parke pradėjo šerdamas miške šernus. Susitikimą su Broniumi Šablevičiumi Palūšės bibliotekoje spalio 26-ąją surengė bibliotekos vedėja Rita Ramanauskienė. Ji pirmiausia ir papasakojo apie Šablevičiaus nuveiktus darbus, parašytas knygas, o Bronius parašė išties daug. Publikavo įvairioje spaudoje apie 300 straipsnių, parašė vienas ar su bendraautorės 11 knygų, išleido 5 lankstinukus, dar sovietmečiu dalyvavo 6 sąjunginėse ornitologų konferencijose Maskvoje, Kišiniove, Leningrade, Taline ir kitur, kur skaitė mokslinius pranešimus. Prieš 14 metų, 93-aisiais, parašė ir apsigynė disertaciją, gavo gamtos mokslų daktaro vardą. Iš pradžių Vilniaus universitete baigė istorijos mokslus, bet nuo paauglystės jį viliojo gamta, tad su istoriko diplomu jautėsi lyg ne savo vežime besėdintys. Todėl tame pačiame Vilniaus universitete ėmė studijuoti antrąją specialybę – biologiją. Ją bestudijuodamas 77 rugpjūtį ir atvyko į Aukštaitijos nacionalinį parką, labai norėdamas čia dirbti. Parko direktorius Šakalys atostogavo, tad jo pavaduotoja Irina Čeponienė, nors ir buvo tuomet laisva mokslinio bendradarbio vieta, pasakė, jog jos nėra, nes be direktoriaus negalėjo nieko žadėti. Tuomet Bronis nemirktelėjęs tarė, galiu ir darbininkų dirbti. Per didelius norus nenorus Šablevičius buvo priimtas jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, kuriuo pradėjo dirbti 77 rugsėjo 2 dieną. Ir štai 30 metų kaip nebūta. Va toks ilgas sėdėjimas turi savo didelių pliusų, bet turi ir labai didelių minusų. Ir dabar mano mėly kolegos, kurie čia ekologai yra atvažiavę. Va, tai, iš vienos pusės aš irgi palinkėčiau, nebėkit iš darbo, dirbkit 30 metų, dirbkit 40 metų šitoje vietoje. Va, tai irgi tam tikras turtas yra, tik tai reikia aktyviau gyventi, negu aš gyvenau, tai pasieksite žymiai daugiau. Iš kitos pusės 30 metų, va taip, tiesiog aš bijau, kad mane kas nors nepavadintų kokią tai gyvą istoriją ar dar kokį dinozaurų. Žodžiu, tas yra nemalonu. Nes, kuo aš kaltas, kad 30 metų aš čia dirbu. Gal kas šaiposi, gal kas dar ką nors kitą sako už nugaros man. Reiškia, bet aš labai mylėjau savo darbą, nepaprastai. Ir kada gaudavau atostogas, aš nevažiuodavau į atostogas, niekur. Aš likdavau parke ir dirbdavau tą patį darbą, tik tai dirbdavau laisvai. Laisvai dirbdavau, niekas negalėdavo man prikaišioti ir todėl bet taip išėjo. Žodžiu, hobis, darbas atitiko hobį ir atvirkščiai. Ir tada reikia turėti bent jau poros arklių, reiškia fizinę jėgą, sveikatą, tada labai gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad vedžiau tarnybinį dienoraštį, dabar yra 2 stori sąsiuviniai yra likę. Va, jie man labai padėjo ir savo kolegom jaunesniam sakau, veskite tarnybinį dienoraštį kiekvieną dieną, bent po porą sakinių, tik tai daugiau nereikia, ką jūs darėte ir ką jūs matėte. Ir kada susikaupė per keletą metų tokie dienoraščiai, į juos grįžti ir grįžti, vartai, nes neatsimeni datų, neatsimeni, tik žinai, kad kažkas žydėjo, kažkas tai skraidė, kažkokie reiškiniai buvo, bet neatsimeni dienos. Ir perverti ir atrandi tuos reiškinius, kurie kartojasi šiais metais, reiškia, labai padeda. Toliau kalbėdamas, Bronius sakė, jog labai vertina gerus santykius darbe, nes jis tokią mokyklą šią prasme praėjo, kad nelinki niekam jo kelio pakartoti. Aš labai didelę blogybę turiu, aš neturiu garbės troškimo jausmo.
Ir tai žlugdo žmogų. Labai žlugdo žmogų. Dar tarybiniais laikais ir tai tas buvo labai svarbu. Bet tarybiniais laikais mes buvom suniveliuoti. Niekas nesakė, ar tu turtingas ar biednas, kiek tu uždirbi. Visi vienodai, reiškia, maždaug valgė šlapę dešrą, visi buvo patenkinti ir niekas neskirstė. Dabar kiekvienas lipa ant pečių, lipa ant galvos, reiškia, ir gyvena vištydės principų, reiškia, aukščiau užlipęs dergia ant žemiau stovinčių. Va, tai aš neturiu garbės troškimo. Jeigu aš būčiau turėjęs garbės troškimą, tai aš čia nesėdėčiau tarp jūsų, nes nei giriuosi, nei ką. Taip iš tikrųjų turėjo būti, nes aš turėjau 2 pakvietimus į zoologijos katedrą dirbti, reiškia dėstyti studentams, bet aš atsisakiau, aš negalėjau iškeisti, reiškia, nors Vilnių labai myliu ir taip toliau, ir mėgstamą dalyką dėstyti studentams ir ten lauko praktikas dalykai, bet aš turiu čia tokį universitetą, tokias lauko praktikas man kasdieną, aš negalėjau iškeisti nacionalinio parko į Vilnių. Ir aš, žinoma, būčiau buvęs profesorium, tikrai to žodžio prasme, ir katedros vedėjai, ir visokie kitokie būtų laukia manęs ateityje, bet aš šitą atsisakiau. Kaip sakė Šablevičius, dabartinis parko direktorius Emanuelis Leškevičius, jam jau 4-asis. Visus mini gerų žodžių, išskyrus pirmąjį, Vincą Šakalį. Prie jo tik dvasios titanai galėjo nepasikarti, sakė Bronius. Kodėl? Atsakymą, sakė radęs Žemaitės kūryboje. Rašytoja Žemaitė, mes visi žinom, tokia parašė patį garsiausią apsakymą Marti, ir ten yra tokia, Vingienė. Va, ir jie, kada, jūs kaip prisimenat, ar ne, iš Marijos laikų, kada jos Jonas, sūnus, reiškia, lygtai nusižiūrėjo, ar ten Katrė, reiškia, kaime, kurią turėjo atvesti į namus, o ta Katrė pasirodo, prisimenat, net kai kada nusiprausdavo. Reiškia, kai kada net kokią tai švaresnę skarelę užsirišdavo. Ir tada Vingienė šitą ištarė sakralinę frazę. Už savo sūnų jį ištarė. Man nereikia cackų pacackų. Man reikia tokios pat purvabridės, kaip ir aš pati. Tai yra Žemaitės atrastas dėsnis, tik tai įdėtas į Vingienės lūpas. Šiaip taip pat Žemaitė šitą išmastė. Va, ir šitas Žemaitės principas, jis eina ir eina ir eina mūsų tarpe. Žmonės nepakenčia už save šiek tiek. Nu, tas, kuris bent 2 kartus per savaitę nusiprausia. Va. Ir todėl aš buvau be galo nekenčiamas. Be galo. Bronius Šablevičius nuo pirmųjų darbo dienų nacionalinio parke rašė tarnybinį dienoraštį, kuriame kasdien užrašydavo bent po porą sakinių apie tos dienos darbus. Dabar tie dienoraščiai neįkainuojami. Juose atsispindi tų laikų atmosfera, jo išgyvenimai ir mintys, vertinimai. Juose ir santykių su pirmuoju parko direktoriumi autentika. Ten yra visko. Ir kaip mokslinį bendradarbį Šakalys buvo pavertęs šernų šeriku ir juodadarbių darbininku ir daug kitų dalykų. Istorijos nesuklastosi, sakė humoro klasikas iš Antagavės. Taigi paklausykite kai kurių Broniaus išrašų iš to dienoraščio. Dabar 1983 metai, vasario 21 diena. Ir aš šitą dienoraštį rašydavau vakare. Reiškia, viskas, kas čia parašyta, yra be galo autentiška. Nieko neišgalvota, nes ir dar ta diena neužgesusi, taip sakoma, ar tu rašai. Buvo. Reiškia, direktorius išsiuntė mane specialiai, reiškia, jis labai nekentė. Mane į reidą po ežerus su rajono apsaugos inspektoriumi, tuo metiniu, 83 metai. Va. Ir to rezultate aplankėme Žilmą, Rūžą, Dūkštą ežerus, tai yra be galo toli nuo nacionalinio parko. Tai yra Ignalinos rajono pakraštys, ribojasi su Baltarusija. O parkas tai čia. Prie ko aš turiu inspektuoti kažkokius ežerus Baltarusijos pasienyje, kai tuo tarpu mes turime ežerų. Tai va, abu išvažiavom su gamtos apsaugos inspektorium ir ką, šalta, sniego masė, reiškia, ten mūsų gazikas springsta nuo šalčio ir taip toliau. Ir o inspektorius sako, viens kitą supratom, žodžiu, kažkaip. Pirmą kartą gėrėme Meikštuose pas apylinkės pirmininką. Antrą kartą pas gamtos apsaugos inspektorę tėvą, nes ten gyvena. Trečią kartą jau pas mane, kadangi buvome jau girti.
Plius prisidėjo Emanuelis Leškevičius. Arvydas Vilčinskas, ten kartu irgi dirbo gamtosaugai, Arvydas Vilčinskas. Ir 4. kartą gėrėme pas Talačką Lionį, šalia Ignalinos kaime. Pagaliau 10:30 vakare gėrėme tik kavą pas Leškevičių. Čia toks prierašas, aš einu iš proto dėl prarastos dienos ir prarasto vakaro. Čia su šratinuku rašiau, tai kaip susukau šratinuką, tai perrėžiau visą puslapį popierių, skylė liko. Supykęs. Be galo supykęs buvau, gert mažiau. Jeigu aš dar pagal braižą galiu suprasti, kad aš blaivas dar buvau, palyginti. Skaitėme vasario mėnesį, skaitėme šitos žvėris miške pagal pėdsakus. Tai buvo privalu. Ir vienas iš parko atstovas, vienas žmogus, važiuodavo į kokią nors girininkiją ir ten kaip atstovas, reiškia, kartu su girininkijos žmonėmis skaičiuodavo žvėris. Ir mane išsiuntė į Minčios girią, o išsiuntė tai 78 metai sausio, tai yra vasario 19 diena irgi, vėl vasaris mėnuo. Ir išsiuntė mane į pačią tolimiausią girininkiją, Minčios girioje. Minčios girioje skaičiavome žvėriukus, briedžius, lūšius ir panašius. Suskaitėm, šitiek vyrų skaitė, net 7. Kaip sėdam prie 4 puslitrių, ne vien žinduolis neliko nesuskaitytas. Eiguliai ten nemirtingi, reiškia, Minčios girioje. Savo eiguvas kaip kiemus savo žino. Pavyzdžiui, voverės yra 7, ne 6 ir ne 8. Vilkai 2, vienbalsiai buvo nutarta. Ūdra 1, nutarta po debatų. Girininkas Daščioras Viktoras irgi nemirtingas. Jis šiandien dirigavo eigulių orkestrui, šnekėjo žemaitiškai. Jis iš Kretingos. Atgal variau arklius ant slidžių į Vaišnūnus, 3 valandas kelio. Nusikaliau kaip reikalas, 18 kilometrų. Tai ne čepkelius. Įdomu, o šiandien skaičiuotojai taip pat Irena Čeponienė, Janė Čeponienė ir direktorius, Šakalys tada. Įdomu, kiek jie priskaičiavo butelių. Dar vienas dabar vėlgi tik juoką keliantys nuotykis, kai Bronius buvo priverstas gulbiukus perėti. Direktorius prigrasė mane sargybą nešti prie perinčios gulbės, kad nedaug dievė praplaukiantis, reiškia, valtininkai nenubaidytų gulbės nuo kiaušinio. Ir tada, reiškia, nuo 1 birželio iki 10 perėjau, tada nuo 15 iki 17 vėl perėjau. Reiškia, atplauki prie gulbės, jinai tupi lizde. Ir direktorius įsivaizdavimas buvo tos, kad ją išbaidys, ten, reiškia, užšaldys kiaušinius ir panašiai. Aš dabar atplaukiu rytą prie savo objekto, reiškia, prie to lizdo ir galvoju, gulbė tupi lizde, aš nežinau, ką ji turi po savim, tai reikia, pasižiūrėti, kiek kiaušinių, gal ji nieko nebeturi, žinai. Tai ką aš darydavau, ji nesikelia. Aš irklų paimu, pakeliu ją, kaip nors pakeliu irklų per jėgą, suprantu, suskaičiuoju kiaušinius vėl, reiškia, tupia. Tai tokia gulbė buvo, bet nežiūrint to, aš turėdavau, tai matot, kiek aš dienų, 13 dienų perėjau. Žinoma, Janina, dabar jos nėra, kolegė Čeponienė, tai juokdavosi iki ašaros tekėdavo, sakydavo, tu ką, kaip tu tupi ant lizdo, žodžiu, ir kelnes nusimauni. Tokių ir panašių darbo akimirkų prie pirmojo direktoriaus dienoraštyje apstu. Viskas išgyventa, viskas ištverta, bet nežiūrinti tai, Bronius ne akimirkai nebuvo atėjusi mintis bėgti iš parko, juolab, kad jam buvo siūloma daugybė prestižinių darbų Vilniuje ir kitur. Kitus direktorius Šablevičius taip apibūdina. Kazimieras Kuliešius jį jau žmogumi laikė, su Algirdu Panavu iš viso pasako buvo dirbti, o dabartinis Emanuelis Leškevičius priešingybė Šakaliui. Šis vesdavo nuolat sėdėti kabinete, tik tuomet laikė dirbančių, o Leškevičius dažnai atėjęs trinkteli kumščių į stalą. Vėl kabinete sėdit, nedirbat?
Bronius Šablevičius atsakė ir daugelį susirinkusių klausimų. Iš jų sužinojome, kad Bronius jau turi namuose televizorių, pernai nusipirko, bet jis vis vien gadina gyvenimą. Žmonos neieškojo, nes ji tai naujos problemos, o jeigu būtų galimybė savo darbinį kelią pakartoti, tai kartotų tą patį, tik būtų griežtesnis ir piktesnis. Su darbinė sukaktimi Bronius sveikino ir dovanų įteikė kolegos iš Anykščių, Dusetų, Labanoro ir Gražutės regioninių parkų, kiti draugai, bendradarbiai ir pažįstami. Baigdamas kalbas, Bronius Šablevičius sakė, net nežinau, kur dingo tie 30 metų. Nepastebėjau, ką padarysi, tai pasaulis sutvertas, kad jokį dienoraštį laiko neuždarysi. Dienoraštyje lieka tik nusėdusios laiko dulkės. Ignalinos viešojoje bibliotekoje pristatytas Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanachas ties Spalio taku. Jame spausdinami ir 11 mūsų rajono mokytojų kūryba. Knygoje ties Spalio taku publikuojama Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių, Utenos rajonų, Elektrėnų bei Visagino miestų mokytojų kūryba. Čia pristatomi ir 11 Ignalinos krašto autorių kūriniai, daugiausiai eilėraščiai. Knygos išleidimą finansavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. Ji jau buvo pristatyta Vilniuje Taikomosios dailės muziejuje praeitų metų lapkričio mėnesį. Almanacho pristatyme Ignalinoje dalyvavo 7 autoriai. Marija Čepulėnienė, Onutė Černiauskienė, Agota Ramutė Rimšelienė, Olga Paukštienė, Jonas Jadzevičius, Antanas Karmonas, taip pat nemažas būrys rajono literatų klubo narių, poezijos ir prozos gerbėjų. Sustoti nevalia, pavargti nevalia ir nežinoti nevalia ir negalėti nevalia. Tokia dalia. Todėl jums ačiū akmenys, jūs mokote tvirtumą. Jums ačiū žvaigždės, mokote savitvardos. Tau ačiū žemė, iš tavęs senos kantrybės. Tikriausiai mokytoja Marija pasakė visų mūsų pedagogų, taip aukštai dabar vertinamų. Vakarą vedė mokytoja Irena Šaltienė, o jai talkino keletas gimnazistų, kurie tapo literatūros kritikais ir vertintojais, iš anksto pasirinkę jiems labiausiai patikusius kūrinius, juos aptarė, paskaitė ištraukų. Merginoms artimesnė pasirodė mokytojų moterų poezija, o vaikinai citavo ir komentavo vyrų mokytojų prozą. Deja, knygos pasirodymo nesulaukė ignaliniečiams gerai žinoma poetė Danutė Daukšienė. Buvo perskaitytas vienas iš paskutiniųjų jos eilėraščių ir prisiminta šviesi mokytojos asmenybė. Ignalinos rajono gimnazijos mokytojas pasveikino direktorė Birutė Smalienė, na o visų almanacho autorių kūryba pasidžiaugė ir gėlių jiems dovanojo mero pavaduotojas Henrikas Šiaudinis. Romantišką vakaro nuotaiką sukurti padėjo Ignalinos muzikos mokyklos mokytojų trio atlikti romansai. Spalio 26 dieną Ignalinos sporto ir pramogų centre šurmuliavo daug jaunimo. Tądien čia atidarytos pirmosios rajono mokinių sporto žaidynės. Lietuvoje jau ne vienerius metus vykstančiame šalies mokinių olimpinėme festivalyje gana sėkmingai dalyvauja ir mūsų rajono moksleiviai. Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus globojimo festivalio metu vykstančiose įvairių sporto šakų varžybose mūsų rajono moksleiviai dažnai iškovoja prizinės vietas, o slidinėjimo ar biatlono varžybose ignaliniečiai dažniausiai tampa nugalėtojais. Tačiau iki šiol tokių varžybų rezultatai atskirai rajone nebuvo skaičiuojami, tad šiemet nuspręsta kartu su Lietuvos mokinių olimpiniu festivaliu vykdyti ir Ignalinos rajono mokinių sporto žaidynes. Paskutinį spalio penktadienį vykusiame jų atidaryme dalyvavo daugumos rajono mokyklų moksleiviai, kūno kultūros mokytojai, treneriai bei garbingi svečiai. Su nauju sporto renginiu visus sveikino Lietuvos mokinių ir studentų kūno kultūros ir sporto centro direktorė Ona Babonienė, daugkartinė Lietuvos plaukimo rekordininkė Miuncheno olimpinių žaidynių dalyvė Birutė Užkuraitytė Statkevičienė bei Romos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoja Birutė Kalėdienė.
Gražių varžybų ir gerų startų mokiniams linkėjo meras Bronius Ropė bei švietimo ir sporto skyriaus vedėja Regina Lisauskienė. Svečiai pasidžiaugė Ignalinoje esančiomis galimybėmis mokiniams ir jaunimui leisti laisvalaikį, sportuoti ir siekti puikių rezultatų. Ta pačia diena buvo prisiminti ir dar sykį pagerbti rajono jaunųjų sportininkų mokytojai ir treneriai, kurių dėka praėjusių mokslo metų Lietuvos mokinių olimpinėme festivalyje Ignalinos rajonas iškovojo 3 vietą. Apdovanojimai tądien buvo įteikti 13 Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos, rajono gimnazijos ir moksleivių namų trenerių bei mokytojų. Pasibaigus oficialiai apdovanojimų ceremonijai, moksleiviams, mokytojams ir šventės svečiams koncertavo Ignalinos moksleivių namų kolektyvai, jaunimo muzikos grupė Šiza, pop choras Pumpurėliai bei šokių kolektyvai Dringelė ir Mambo. Po koncerto pramogų ir sporto centro salėje vyko draugiškos rajono gimnazijos ir visaginiečių vaikinų krepšinio varžybos, kurias dideliu skirtumu laimėjo aikštelės šeimininkai. Kitą dieną savotiškas šio renginio tęsinys vyko ir Ignalinos baseine. Sportuojančius vaikus čia sveikino praeityje garsus Lietuvos sportininkai. Prieš keletą dešimtmečių sporto aukštumų siekia olimpinėse žaidynėse. Baseine jaunuosius rajono plaukikus pasveikino Lietuvos olimpiečių asociacijos prezidentas Eugenijus Levickas, Maskvos olimpinių žaidynių čempionė, pasaulio rekordininkė Lina Kačiušytė bei kiti sporto veteranai. Vėliau čia vyko rajono moksleivių plaukimo varžybos, kuriuose savo jėgas išbandė beveik pusšimtis Ignalinos moksleivių namų trenerio Eugenijaus Rakitinio auklėtinių. Rajonų krepšinio lygos čempionate rungtyniaujantys Ignalinos krepšininkai prieš savaitę namų aikštelėje žaistuose susitikimuose rimtesnio pasipriešinimo nesulaukė. Iškovotos dar 2 lengvos pergalės. Spalio 26-ąją Ignalinos pramogų ir sporto komplekso salėje Rokiškio krepšininkai Ignalinos vyrams priešinosi vos keletą pirmųjų susitikimo minučių. Tačiau jau po pirmojo kėlinio maždaug 100 rungtynes stebėjusių krepšinio mėgėjų neliko abejonių dėl susitikimo baigties. Per 10 minučių ignaliniečiai buvo įgyję net 24 taškų persvarą. Prieš didžiąją rungtynių pertrauką Ignalina pirmavo jau 32 taškų skirtumu, o paskutinio ketvirčio viduryje ignaliniečiai buvo įgyję daugiau nei 100 taškų pranašumą. Vis tik susitikimo pabaigoje gana rezultatyviai sužaidę Rokiškio Sūrio krepšininkai triuškinamą skirtumą sumažino ir rungtynės ignaliniečiams leido laimėti tik 43 taškų skirtumu. Galutinis šio susitikimo rezultatas 102-59 ignaliniečių naudai. Rezultatyviausiai Ignalinos ekipoje penktadienį buvo legionieriai Marius Valkauskas ir Martynas Kairavičius, atitinkamai pelnė po 24 ir 20 taškų. Kitą dieną vykusias rungtynes su Visagino ekipa Ignalinos vyrai žaidė taip pat namų aikštelėje. Nors ir ankstesniuose regionų krepšinio lygos čempionatuose ignaliniečiams Visagino krepšininkai rimčiau pasipriešinti nesugebėdavo, tačiau šįsyk aikštelės šeimininkų pranašumas plika akimi matėsi nuo pat pirmų susitikimo minučių. Nedaug visaginiečiams te padėjo ir anksčiau Ignalinai atstovavęs centras Gintaras Panavas, per rungtynes te pelnęs vos 11 taškų. Šį susitikimą Ignalinos ekipa laimėjo Visaginą sutriuškindama net 64 taškų skirtumų – 124-60. Prie šios pergalės, kaip ir penktadienio rungtynėse, daugiausiai prisidėjo vilnietis Marius Valkauskas, o sezono pradžioje gana vangiai rungtyniavęs Ignalinos vidurio puolėjas Mindaugas Ragauskas šįsyk įmetė 24 taškus ir atkovojo 9 kamuolius. Lietuvos regionų krepšinio lygos trečiajame čempionate po 6-ojo turo rytų regiono komandų rikiuotėje Ignalinos ekipa su 5 pergalėmis buvo 4. Dabar iki parduotuvėje su kortele iki premija 5% nuolaida visoms prekiams. Pasiūlymas galioja iki gruodžio 1 dienos. Iki čia verta sugrįžti kasdien. Aukštaitijoj sužydėjo visos gėlės, rožės, tulpės ir ambrozijos žiedai. Pasakykite, už ką mus vis dar myli ir kodėl nuoširdžiai ploja vakarai. Gal gerai, gal negerai, kad ambrozijos pamiršti negali. Gal gerai, gal negerai, kad mums 16, o mes vis su jumis. Taigi šiandien laidoje tiek, vėl susitiksime po savaitės. Lengvo jums pirmadienio po ilgojo savaitgalio, geros visos darbo savaitės. Viso geriausio.
Thank you.